duotas startas 1500 metrų bėgikėms moterims, o mes skelbėme rutulio stumimo nugalėtoją bei prizininkus. Galiausiai įrankį nustūmė Rimantas Martišauskas, Klaipėda, 17 metrų 95 centimetrai. Antruoju tapo Artūras Gurklys, Vilnius Panevėžys, 17 metrų 56 centimetrai. Ir trečią vietą iškovojo Romanas Moroska, Vilnius Šilutė, 16 metrų 27 Paimk vieną centimetrai. kartą į priekį. Nesisuk į šoną, nes pirmo metu jau sukiesi, nėra traukimo į priekį. Nuo pirmųjų metrų į priekį įsiveržė Eglė Krištoponytė, tai Vilnius Klaipėda atstovaujantį Šviesos karių bėgimo klubui. Pirmieji 300 metrų įveikti per 50 sekundžių, antrąją bėga Aina Valatkevičiūtė. Ir Eglė bando pabėgti nuo savo varžovių. Joms liko mažiau nei 3 ratai. Matome labai atkakli kova kol kas vyksta dėl antrosios vietos. Bėga Aina Valatkevičiūtė, Natalija Piliušina, bando nuo jų neatsilikti Monika Juodeškaitė, tai yra viena iš jauniausių šio bėgimo dalyvių, bet tikrai jinai kovos dėl garbingų vietų, dėl Lietuvos čempionato apdovanojimo, o kol kas įveikus pirmuosius metrus Eglė Krištoponytė ir toliau užtikrintai pirmauja. Bėgikėm liko jau įveikti mažiau nei 2 ratus. Atstumas po truputį didėja. Jeigu ir toliau Eglei pavyks išlaikyti tokį bėgimo tempą, tai ji yra reali pretendentė šiandien tapti Lietuvos čempionę, o matome dėl antrosios vietos vyksta labai atkakli kova tarp Ainos Valatkevičiūtės ir Natalijos Piliušinos, kuri yra iš Klaipėdos. Paskutiniai 450 metrų ir dabar turėtų jau prasidėti, nuskambėjus gongui, kad lieka ratas, tikroji kova ir matome varžovės artėja ir atstumas mažėja tarp lyderės ir ją persekiojančių bėgikų. Aina Valatkevičiūtė bando persekioti ir vytis Eglę Krištoponytę. Sportininkėm lieka įveikti lyderiams paskutiniuosius 200 metrų. Kol kas yra lyderė Eglė Krištoponytė, klaipėdietė atstovaujantį Šviesos karius. Antrąją bėga Aina Valatkevičiūtė iš Vilniaus atstovaujantį Vilniaus Baltų klubą, bei jos klubo draugė Natalija Piliušina iš Klaipėdos. Paskutinis 100 metrų. Ir atrodo, Eglė tampa Lietuvos čempionė, užtikrintai pirmavusi nuo pirmųjų metrų, o tik savo sėkmingą šuolį atliko Povilas Mykolaitis. 1500 metrų nugalėtojas preliminarus rezultatas, 4:35 sekundės 39 šimtosios.